Labą dieną. Turbūt matėte, kad penktadienį startuoja nauja lieknėjančių grupė ir programa bus vaizdo įrašų. Kasgi tai, apie ką tai? Visų pirma, tai turbūt pastebėjote, kad kvietime nėra žodžio sportas, kalorijos, badavimas, mitybos planas ir dar kažkas panašaus, kas yra tarsi lieknėjimo, svorio metimo atributai, kurie yra svorio metimo sąlyga, kad sportuoti ir badauti arba kažkaip tai kankintis, kad turėti rezultatą. Ir apie tai aš daug kartų jau šnekėjau, bet pasikartosiu. Rezultatą jūs gal ir turėsit, bet jis tikrai bus trumpalaikis, nes jūs tada turėtumėte tai daryti visą gyvenimą, laikytis kažkokio tai mitybos plano arba dietos ir žinoma intensyviai sportuoti. Ir aš nieko prieš sportą, tada, kai jūs jau atsikratote nereikalingais kilogramais, nes jeigu jūs turite antsvorį, kartais galbūt sportuoti jums gali būti ir pavojinga sveikatai. Taigi, o kas yra meditacija ir vizualizacija? Ir jeigu jūs pagalvojat, kad jau čia tas planas, kur jūs nusipirksit meditaciją, į savaitę gausit naują meditaciją, jūs nieko nekeisite ir tiesiog lieknėsite arba nenorėsite valgyti arba dar kažkaip kitaip, tai labai gaila, bet aš jūs nuvilsiu. Deja, šito nebus. Meditacija arba vizualizacija, vėlgi viskas yra parengta mokslu arba smegenų darbu, kaip ir sakiau, kad smegenys turi gauti informaciją, kad badas negresia ir svorį galima atiduoti. Bet jeigu jūs turite, paaiškinsiu tai paprastai, jeigu jūs turite kažkokius tai mitybos įpročius, pavyzdžiui, kiekvieną rytą jūs geriate kavą su kažkokiu desertu ir tai tikrai ne vienintelis, kaip sakyt, žalingas įprotis svorio metimui arba įprotis, kurio dėka svoris užaugo ir jums atsisakymas to jums įprasto deserto arba kažkokio kito jums malonaus, skanaus maisto yra meilė sau ir jūs tarsi atsisakydama deserto pradėsit savęs nemylėti, tai meditacija ir yra tas įrankis, kuris jums padės sąmoningai pasirinkti, ką jūs valgysit. Kad jūs galėtumėt, tai yra paprasčiausiai įsivaizdavimo pratimai, kad jūs duotumėt informaciją smegenims, kad jūs nesikankinate negaudama to deserto, bet jūs renkatės jo nevalgyti, todėl, kad turėtumėte savo naują kūną. Taigi, tai bus darbas, kasdieninė rutina, ką jūs turėsite daryti dėl savo liekno kūno ir žinoma, to pasėkoje keisis jūsų mitybos įpročiai, bet kaip ir minėjau, tai bus sąmoningas jūsų pasirinkimas, o ne kančia. Ir kogi ši programa, kasgi tai yra programa vaizdo įrašuose, tai jūs negausite jokio mitybos plano, jūs gausite meditacijas kas savaitę arba psichoterapinius pratimus vaizdo įrašuose. Ir iš pradžių mes susitiksim pirmus 2 kartus ir jums visus nurodymus duosime gyvai Zoom platformoje, o paskui kiekvieną savaitę jūs gausite naujus nurodymus su naujom psichoterapinėm technikom, tai bus trumpi paaiškinimai teoriniai, bet tai daugiau praktika, kad jūs suprastote, kodėl jūs darote vienus ar kitus dalykus, tai bus paaiškinta labai paprastai ir aiškiai, kad kiekvienas suprastų. Teorijos jūs tokios, kur nereikalingos tikrai nebus. Ir kiekvieną savaitę jūs gausite tuos įrašus ir galėsite žiūrėti jums patogiu laiku ir kitą savaitę vėl gausit naują įrašą, o po mėnesio mes susitiksime vėl gyvai ir ten jūs galėsit užduoti klausimus, dalinti savo sunkumais, pasiekimais ir iš praktikos galiu pasakyti, tai jau mūsų 7. tokia grupė. Kitų grupių mes neskaičiuojam, įrašų grupės mes taip įsivardinę, nes tai toks naujesnis mūsų produktas. Jeigu jūs esate disciplinuota, klausysit, seksite visų nurodymų, aš jums garantuoju, rezultatus jūs turėsite labai gerus. Nors ir tai bus tikrai, galiu prižadėti, nesudėtinga, nes sportuoti nereikės,
valgysite sočiai, valgysite dažnai ir kasdien turėsite skirti laiko savo. Tai vat jūsų meilė savo bus atsisakymas tų maitinimosi įpročių, kurie jums nepadeda lieknėti arba jūs nutukino, ir atsiras nauji įpročiai. Tai yra meditacija, vizualizacija, kurių metu jūs skirsite laiką savo. Ir kaip ir minėjau, rezultatai tikrai, jeigu jūs klausysit, seksit, jūs tikrai turėsite rezultatus, bet jie bus ne trumpalaikiai, o ilgalaikiai, nes atsiras nauji maitinimosi įpročiai. Nes sportuojant, turint mitybos planą, jūs svorį žinoma galit numesti, bet jį išlaikyti yra labai labai sudėtinga. Taigi, jeigu jums įdomu, apie ką šita programa, rašykite.